Antikorozijos centras Alytuje Likiškėlių gatvė 33. Vincera. Galingi sprendimai visiems metų laikams. Šiandien buvo gautas pranešimas, kad Alytaus rajono savivaldybėj Panemunėnkų kaime dega ferma su gyvuliais viduje. Tai atvykus buvo rastas gaisro židinys palėpėj, nelabai didelis, maždaug 10x10 degė ant perdegimo sudėti šiaudai ir šienas. Įvykį išvažiavo iš viso 3 autocisternos Alytaus. Atviros liepsnos nebuvo. Dar per stogo ugnis nebuvo prasivėrus, tiesiog degė viduj palėtės. Tai buvo didelis uždūminimas viduj ir dūmai veržėsi į lauką. Pradėjo darbą 2 pareigūnų grandys su kvėpavimo aparatais, ėjo į vidų, likvidavo židinį ir iškasė sulietus šlapius šiaudus degusius. Gyvulių buvo, bet gyvuliai buvo išvesti iki atvykstant ugniagesiam. Fermose gaisrai pavojingi tuo, kad yra didelis kiekis gyvūnų, o gaisro metu, kaip tyčia, jie visi labai nenoriai eina į lauką. Tai arba jie krenta be sąmonės viduje, arba juos tada reikia tiesiog per prievartą vyti lauką. Šiuo metu paskelbta yra įvykio likvidacija, vyksta baigimieji darbai. Manau, dar valandos bėgyje darbai turėtų būti baigti. Nukentėjusių nėra, jo tik materialinė žala. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.